Karito laikinuosiuose namuose nuo 2012 metų, tai jau 7 metai. Šiuo metu esu laikinųjų namų vadovė. Tai vieta žmonėms, kurie neturi gyvenamosios vietos, teikiame apgyvendinimo paslaugą su kitomis socialinėmis paslaugomis. Ir mūsų tikslas galutinis yra, kad žmogus grįžtų į visuomenę, gyventų pilnavertį gyvenimą taip, kaip jisai jį mato, kaip įsivaizduoja. Pas mus yra šiek tiek daugiau negu 70 vietų, tai nesam tokie maži, nelabai dideli, bet ir netokie maži. Ir taip kiekvieną dieną ateina žmonės, kreipiasi dėl pagalbos. Žinoma, visų pirma, jau ta pasekmė galbūt ar ne, tai kad žmogus neturi gyvenamosios vietos, bet už to neretai slypi daug tos istorijos platesnės, jos labai būna įvairios, tos problemos tokios daugiabriaunės. Jeigu klausant žmogaus istorijos nuo jo, nežinau, nuo to, kaip jisai pateko į tą sudėtingą situaciją, tai dažnai žmogus papasakoja daug skaudžių įvykių. Mūsų tas darbas gal su žmonėm, kurie ateina pas mus, nes jau jie yra vieniši. Nes jie pas mus greičiausiai neateitų, jeigu jie turėtų tą socialinį tinklą, socialinį ratą, kurie jiems padeda. Yra jų sėkmės istorijų ir jų nėra taip mažai. Nėra tiek daug, bet kiekvienas žmogus tokiu atveju yra labai svarbus. Viena moteris, kuri irgi atėjusi pas mus su tokia gana skaudžia istorija, gyvenusi benamystėje, patyrusi prievartą, smurtą artimoje aplinkoje. Ir šiuo metu, žodžiu, mes turime vieną butą, jį vadiname tarpiniu būstu. Ir štai jinai dabar gyvena tam bute, jinai dirba, jau baigė dabar įsimokėti įsiskolinimus, jau dabar yra susitarimas, kad dar jinai čia 3 mėnesius pagyvens, pasitaupys ir įsikels savarankiškai gyventi. Ir tas pokytis, jis toks mus net nustebino. Taip labai buvo nuostabu ir gera matyti, kaip tai žmogui padėjo. Turbūt mes be ES pinigų galbūt ir sunkiai verstumėmės. Buvo momentų, kai iš vis turbūt būtume neišgyvenę, jeigu ne ES projektai. Tačiau, aišku, tai nėra tik apie finansinę tą dalį, tai yra ir apie tai, kad per ES projektus mes galime išbandyti tas idėjas. Kažkokia kilo idėja ar ne, ar tiesiog tu ją žinai, kad kitose šalyse tai daro ir tu ją gali išbandyti čia. Ir neretai tas pasiteisina ir kaip kurios, pavyzdžiui, minkštosios darbo vietos tikrai suveikė. Dėl mūsų darbo mes esame tam tikrą prasme saugesni visi, nes galime žinoti, kad ištikus tam tikrai kritiniai situacijai mes gausime pagalbą.